turi. Tai kai mes mąstėme apie šią temą, tai daug tikrai diskutavome ir daug čia dalykų jau irgi buvo nuskambėję, kad ir labai gražiai buvo apibendrinta, kad galbūt ne pati mokykla yra trauma, bet mokykloje yra įvairūs žmonės, yra vaikai, yra mokytojai, yra tėvai ir tie žmonės patiria pačias įvairiausias traumas. Ir jūs pasakėte, kas padeda ugdytis tą tam tikrą atsparumą ir būtent va tas kaip ir tikėjimas, kad pasaulis, ta, sakykime, ta aplinka yra geranoriškas, kad tai yra prasminga, ką mes veikiame, kame mes būname ir kad kiekvienas iš mūsų esame vertingas. Ir tas mokytojų viktimizacijos tyrimas turbūt irgi parodo, kad kartais gal mokytojai būtent nesijaučia vertingi, nes ir tai, ką jie patiria, tai būtent yra atspindys to nevertingumo arba to nevertingumo išgyvenimo tam tikro. Tai dabar aš norėčiau pakviesti mūsų diskutantus, tai Vaida Baci ir Lina Naimavičių, kurie yra iš labai ypatingos mokyklos, tai yra Dubysos Aukštupio, tokia net ne mokykla, o sakyčiau toks mokyklų tinkliukas toksai, kuris prasidėjo nuo vienos mokyklėlės ir po to vis buvo prijungiama, kadangi taip ten buvo gerai viskas, tai vis Vaidui, kuris vadovavo, kuris kaip ir sustiprino tą pirmąją mokyklą, vis prijungdavo dar kitas mokyklas ir dabar tai yra 4 mokyklų toksai kaip ir kompleksas, kurios yra Šiaulių rajone, kurios yra netaip jau arti viena nuo kitos, bet tai yra tikrai toksai išskirtinis reiškinys Lietuvos švietime, tai yra tikrai paprasta valstybinis tas mokyklų tinklas, bet tuo pačiu ir visiškai nepaprastas. Ir kaip tik aš visai neseniai buvau vienoje mokykloje Bubiuose ir esu buvusi ten prieš gal prieš kokius gal 5-6 metus ir dabar ne tik, kad tai fizinė ta aplinka, jinai gal tokia ir nėra kažkuo išskirtinė, bet tai kaip tiesiog tai kaip tu matai, kaip ten jaučiasi mokiniai, kaip ten jaučiasi mokytojai, kad tai visai nėra to įprasto mokyklose kažkokio skubėjimo, kažkokio susirūpinusių veidų, kažkokio tai tokio tikrai tokio streso visuotinio, būtent ten yra kažkaip tai kitaip. Ir matai, kad vyksta mokymasis, kad žmonės tikrai ten dirba, nepoilsiauja, bet jie tai daro kažkaip tai tokiu, na, tiesiog matosi, kad patiria tą kažkokią prasmę ir kažkokį džiaugsmą mokantis ir būnant kartu. Tai mes ir norim dabar jūsų paklausti, tai kaip jūs kuriate tą tokią galbūt atsparę traumoms mokyklą, kaip jūs padedate irgi, kadangi vis tiek visi tas traumas vienokias ar kitokias turbūt patiria, ar ne, bet kažkaip turbūt yra aplinka, kuri padeda kažkaip tai įveikti. Tai aš klausydamas pranešimo pirmiausiai pagalvojau, kad aš turiu tikrai psichologinį atsparumą. Man gyvenime nėra labai sudėtinga ir aš pamenu, kada aš priėmiau sprendimą, vadovavau gimnazijai, kuri buvo prestižinė, patekti sunku, bet kas su spec poreikiais, taip vartosiu pedagoginės savokas, mums netinka, nes čia ne pas mus jie turi būti. Tai ir aš atsidūriau prie, tokį man raktą davė didelį metalinį šiuo atveju, atrakinau mokyklos duris, tualetai lauke, sporto salės nėra, valgyklos nėra, patalpų dydis tokio dydžio, kurio neįmanoma įsivaizduoti. Ir aš galvoju, kur aš patekau.
Ir tada aš mokytėms sakiau, kad mes turim dvi priežastis gerai dirbti, kad mūsų neuždarys, o antra priežastis, jeigu uždarys, kad turėtumėm gerą CV. Tai šiuo atveju motyvas buvo toks labai elementarus profesinis. Šiandien klausydamas jūsų ir aš galvojau, ką mes darėm gal kitaip, tai iš tikrųjų mes pabandėm apversti šitą piramidę pedagoginės, psichologinės pagalbos mokykloje ir visą dėmesį savo koncentravom prevencijai, nes mūsų net aprašė yra tas apversta visiškai. Ir tėvų įtraukimui, suprantant tam tikrus dalykus, kurie yra labai svarbus. Ir jau reakcija į tam tikrus įvykius ir visą kitą, tai iš tikrųjų mums jau yra, labai dažnai mums sako, tai nėra prašyta ministerijos dokumentuose, jūs negalit priskirti ir panašiai. Aš sakau, ministerijos dokumentai yra rekomendacinio pobūdžio, o mes čia ir dabar turim priimti sprendimus. Mes nelaukiam, kol ten paskirs kokį mokytoją padėję, ar reikia išimti vaiką iš klasės ir visą kitą. Tai yra reakcija čia ir dabar. Tai su tuo labai ilgai vargom, iš tikrųjų su mąstymu mūsų, ir aš galvoju, iš kur va šiandien išgirdau dvi naujas tokias savokas - moralinė ir istorinė trauma. Dar neapsisprendžiu, kalbant apie švietimiečių bendruomenę, ar mes esam patyrę moralinę traumą ir darom tai, kas mums liepiama ir kuo mes patys netikim. Tai aš dažnai sakydavau savo mokytojams ir visiems kitiems, kad čia kada buvo katalikiškų mokyklų kūrimosi vajus, tai nestruktūroje esmė. Esmė, jeigu jūs tai darote iš įsitikinimų, kad jums tos katalikiškos mokyklos yra svarbios, o ne 12 metų, tai jūs tai ir darykit. Tai aš visuomet su mokytojais kalbėdamas sakau, jeigu pakelkit rankas, kas galvojat, kad įtrauktis yra prasminga ir kad jūsų klasiai gali būti visokie vaikai. Ir jeigu mokytojai pakelia, toliau mes galim dėliotis algoritmus, mes galim dėliotis procedūras, bet kol nėra tų rankų kilstelėjimo tokio, tai aš sakyčiau, kad švietimiečiai mes dar gyvenam tam indoktrinacijos, o ne edukacijos plotmėje tokioje erdvėje. Ir pirmiausiai su šitais dalykais reikia susitvarkyti. Nežinau, ar mes nepatyrėm istorinės traumos atėję iš būtent tos indoktrinacinės sistemos ar nešvietimo ir turėdami savo tokią istorinę atmintį kaip grupę. Aš labai džiaugiuosi, kad savo kolektyvę, kur mūsų yra 80, aš kitąmet jau būsiu tarp 3 vyriausių darbuotojų. Man 54 ir aš dažnai jaunimui sakau, čia buvo apie kartą, sakiau, jūs lėčiau, aš nebespėju. Tas labai džiugina šiuo atveju, tai aš galvoju, kad tie dalykai yra labai svarbus. Ir labai man patinka, kai kolegos sako, neimituokim, jeigu tai darom, darykim labai nuosekliai. Taip, mes turim labai daug tokių minkštųjų dalykų, nuo pasirenkamųjų dalykų iki, sakykime, modulių, kurie padeda individualiai. Bet turiu vieną labai didžiulį nerimą, su kuo mes susidūrėm, mes ten bandėm susikurti rodiklius, analitinę sistemą ir atsidūrėm į BDR, nes ką aš girdžiu iš kolegų, kurie kalba, tai net mokyklos vadovas apie smurtą artimoje aplinkoje negali žinoti. Tai reiškia, mes į tas traumas, kurias patiria vaikai ir kur ta statistika buvo tokia pateikta pakankamai žiauri ir mes neturim teisės žinoti apie smurtą artimoje aplinkoje, apie suicidinius variantus, apie vaikų sveikatos sutrikimus, nes tai yra duomenų apsauga ir man buvo giliai įrodinėjama, kad tai neįtakoja mokinių mokymosi ir panašiai ir visa kita. Aš žinau, aš tą patį įrodinėjau, kad tai įtakoja. Tai ir tada, kada jūs kalbate apie sutrikimus, kurie atsiranda, emociniai, klausymosi, dėmesio sutrikimai, tai mes jau atpažįstam labai dažnai ir labai dažnai mes dirbam su tėvais, o ne dirbam su vaikais iš esmės, nes dažnai priežastis yra tėvuose ir nebūtinai ir jie ateina su tam tikrom traumom, atveda savo vaikus su savo patirtim. Tai man patinka ten, kur aš dirbu, aš turiu tą psichologinį atsparumą. Ir ką aš gal Linui perduosiu, man atrodo dar labai svarbu mokykloje pereiti prie tam tikrų struktūrų. Šiemet mes pabandėm pereiti ir aš vis tiek manau, kad tai labai padeda įveikti traumas netgi patyrusiems žmonėms. Mes perėjom prie elementų taikymo sociokratijos pačių sprendimų priėmime. Tiek su mokiniais kartu, mes neturim ten seniūnų, mokinių tarybų, tokių dalykų nėra pas mus. Bet mes su mokytojais pabandėm naudoti tą sociokratijos ratą ir kada žmonės patys sako, kad mes norim kalbėtis, mes norim dalyvauti priimant sprendimus,
nes sociokratijoje iš esmės ten mes mokėmės patys. Nu, tu tol diskutuoji, kol randi bendrą sprendimą, net konsensusą tam tikrą būtent. Tai man atrodo, tas irgi labai padeda bent jau tas istorinės ir moralinės traumas įveikti iš tikrųjų, jeigu ir yra tokių patyrusių. Ir antras dalykas, kas man atrodo labai svarbus, ką Linui perduosiu, čia buvo paminėta apie antrąjį tyrimą, tai apie patyčias iš mokinių pusės, iš tėvų ir iš kolegų. Tai Linas yra pas mus etikos komisijos pirmininkas. Tai šiuo atveju, man atrodo, tos demokratinės procedūros organizacijoje iš tikrųjų drąsa kalbėti apie iškylančias problemas labai padeda irgi spręstas problemas. Tai aš nežinau, Linai, gal tu irgi papasakosi savo kažkokias kitas praktinės patirtis. Šiaip mes su Linu susipažinom per kalėjimą, nes nesėdėdami. Linas dirbo izoliatoriui, buvo skyriaus vedėjas ir dirbo su kaliniais, o tie kaliniais, aš šeštadieniais, sekmadieniais dirbdavau su tais kaliniais. Mes turėjom tokią programą, dabar dėl vėl per kodų jie nebegali būti mokykloje, nes jie yra nusikaltėliai, tai aš su jais dirbdavau šeštadieniais, sekmadieniais, mes dirbdavom mokykloje su jais kartu. Tai aš klausiau, sakau, ar jūs rekomenduotumėt tą matematikos mokytoją priimti pas mane į mokyklą, jie sakė, priimkit. Tai va taip Linas atsidūrė, bet gal Linas kažkokių kitų įžvalgų turės apie mūsų mokyklą, kur dirbam jau kartu? Taip, tai laba diena dar kartą, ką nemačiau. Tai ką tik norėjau papasakoti, mintį jau pavogė Vaidas. Tai pirmas etapas buvo kartų kartos. Tai mano kartų karta prasidėjo nuo andragogikos ir prieš 4 metus perėjau į pedagogiką. Nes kaip ir Vaidas minėjo, teko daug metų, daugiau negu 17 metų tardymo izoliatoriaus skyriuje darbuotis ir taip per juos, per tuos mokinius susipažinome su Vaidu ir įsidarbinau. O mokiniai sakė, mokytojau, kaip reikėjo, tai pakalbėjom, jūs patekot. Ne, smagiai su jais viskas. Tai kuo mes įsiskiriam, mūsų mokykla Dubysos Aukštupio mokykla, nu tai čia reklamuoju, ar ne, tai taip įsiskiria, nes mes regioniniam parke, Kurtuvėnų regioniniam parke, bet mes to nebeįvertinam, nes mes viską turim šalia visko. Tai apie mokyklą. Labiau, ką tik tais irgi iš jūsų tyrimų apie mokytojus patirtą smurtinę, nesmurtinę komunikaciją, patyčias, pakalbėsiu, kad iš visų apklaustųjų beveik pusė iš jų patiria smurto, nesmurto, būtent tam tikrą patyčią. Tai kadangi irgi ačiū Vaidai už tą traumą, streso traumą tapti etikos komisijos pirmininku, tai gal dėl to, kad irgi tardymo izoliatoriai dirbantis 13 metų irgi teko dirbti lygtinio paleidimo komisijos nariu, bet gal kažkiek patirties irgi teko turėti tose įstatymuose, pasiskaitimuose. Ką noriu akcentuoti, kad mokytojai patiria daug traumų, bet ar jie kreipiasi į etikos komisiją, kad būtų išnagrinėta, kad jie yra puolami apie 50% iš mokinių pusės, apie 30% iš mokinių tėvų pusės ir ten likusi tie procentai, ar ne? Taip, gal mes mokytojai turim tą streso, patiriam stresą, turime tą streso traumą, bet matyt, mes tas menkas streso traumas patyrę, bet jau mes nebejaučiam tas traumas, nes mes jau susigyvenę su tom traumom. O kai jau gaunam didelę traumą, tada jau sakom, o, jau turiu streso. Į mažas streso traumelės, gal sakykim, tas traumytės net nebereaguojame, nes, matyt, užblokuoti mūsų neuronai yra taip jau mokytojų tam tikrą dalį. Tai kas kreipiasi į etikos komisijas, tai dažniausiai ne mokytojai, o taip, mokinių tėvai, kurie patiria traumas, kad jų vaikai patyrė traumas. Taip, tai vėl, kadangi būna puolimas informacijos rinkimas, prieš tai žinoma tėvelių vaikų ir tada duodama etikos komisijai svarstyti. Taip svarstoma tas, kas yra etikos komisija, kai yra svarstom tik tas įvykis ir tuo tas būtent klausimas, nežiūrint istoriją prieš istoriją.
nors bandoma visai disponuoti tą istoriją prieš istoriją, bet yra tiesiog tam tikras klausimas, kurį reikia išnagrinėti. Taip, tai kol kas šiai minutį yra taip, kad mokytojai tiesiog... Žinokit, dar ką aš jaučiu tarp tą istorinę, moralinę traumą, kur kalbu, skirtumas tarp vyresnės kartos, pavyzdžiui, mokytojų. Tai, pasakymas, tai ką mes čia to neprasivardžiuodavom, ar ne, arba ten, pavyzdžiui, paskutinis atvejas buvo, daugeliu bendruomeniai buvo šokas, vėluojančiam užrakinti duris. Toks nekaltas dalykas, ar ne? Tai jaunai kartai tai yra didžiausias šokas, kaip galima užrakinti duris, nes ką tas vaikas patirs užrakintų durų, kuris nepateko. Tai yra tie kultūriniai skirtumai labai ryškus, nes mes vis tiek atsinešam savo tam tikrą istorinę atmintį ir mes iš tikrųjų toleruojam tarp tikrą elgseną, kurios matyti jau netoleruoja tie jaunieji mokytojai. Ir čia tas etikos komisijos Linui aš tikrai dėkoju ne dėl to, kad jis įstatymų daug perskaitęs, kad tai yra erdvė kalbėtis ir suprasti, kad išsiaiškinti tam tikrus dalykus tai nėra kažką vieną ar kitą nubausti ar pasmerkti, nes ir konfidencialumo išlaikymas, pagarba nuomoniai, čia Linui padėka, kai aš jam paskambinu, jis sako, pagal reglamentą direktorių jūs neturite teisės net žinoti, kas ten vyksta iš tikrųjų šiuo atveju. Tai šitie dalykai yra labai svarbus. Ir ką aš dar, Linas dar nepasigyrė, apie regioninį parką pasakė, terapijoms mes skiriam irgi labai daug dėmesio. Mes turim gamtos terapiją, turim su teatru susijusią dailės terapiją, nes terapijos tai yra tas dalykas, kuris iš tikrųjų padeda labai išbristi iš tam tikrų dalykų. Aš nežinau, kur ta riba. Šiandienai, kas vadintina trauma, kas ne, reikėtų giliau panagrinėti kiekvieną atvejį, kad galėtume įvardinti, kad tai jau yra trauma, bet stresas ar, sakykime, įtampa tam tikrą patiriamą matyti, tai yra prieš trauminę būseną, bet kuriuo atveju gali būti. Tai ką žinau, gyvenam normalų gyvenimą, kaip ir visa Lietuva. Tai ačiū už tą pasidalymą ir tai, kad ir apskritai, kad yra tokia etikos komisija, kur žmonės gali ateiti su tokiais jautriais klausimais. Bet aš noriu dar kreiptis į Pauliną ir Evaldą. Jūs irgi paminėjote tą tyrimą apie slaugytojus, kad apie 50% slaugytojų patiria tą tam tikrą moralinę žalą, ar ne? Ir tas Riomerio universiteto atliktas tyrimas apie mokytojus irgi atskleidžia, žodžiu, mokytojų patirimą smurtą. Ir ką jūs sakėte, Linai, kad tarsi yra, kad tam tikrose profesijose tai yra tarsi normalizuojama, ar ne, kad taip jau yra, kad tu, žodžiu, neišvengiamai patirsi kažkokį tai smurtinį, kažkokį tai elgesį ir tikrai daug dabar apie tai girdime, ar ne, tai noriu jūsų paklausti, kaip čia turėtų būti, ar tai turėtų būti taip normalizuojama, ar vis tik turėtų kažkaip tai tas būtų taip išskaidrinta, vis tik kaip turėtų būti normaliai, o ne tai, kad tiesiog taip yra ir tai priimame tiesiog kaip tokią neišvengiamą realybę. Nors suprantame, kad yra tame daug problemų, bet tiesiog tai normalizuojame. Taigi sunku klausimą iškeliam, aš esu 51 metų ir mano didžioji dalis mokyklos buvo sovietiniais laikais. Ir buvo toks reiškinys, kur aš net nežinau, kad jis taip vadinasi, patyčios mokykloje. Man atrodo, žodžiu, tuo metu, kai aš gyvenau, kad taip bendrauja paaugliai, kad jie atranda kažkokį silpnesnį galbūt, su juo bendrauja labai nepagarbiai, tyčiosi, galbūt, žodžiu, vyksta bendruomenė tokie dalykai. Ir prieš kokius gal 25 metus, prieš 20 metų mes Lietuvoje pasakėm, kad ne, patyčios mokykloje nėra normalu. Ir buvo pradėti daryti moksliniai tyrimai, kurie atskleidžia didžiulį mastą patyčių. Ir mes nutarėm, kad ne, mokinių tarpusavio patyčios yra netinkama, buvo atlikti moksliniai tyrimai, kurie vertino įvairių
tokių patyčių prevencijos programų veiksmingumą ir buvo priimti politiniai sprendimai, kad mes mokykloje netoleruojam patyčių ir yra būdų, kaip, žodžiu, mes įvardinam, kad tai yra problema ir imamės veiksmų. Tai aš esu tas žmogus, kuris tikrai prieš smurtą. Aš žinau, kaip smurtas žaloja. Ir aš manau, kad jeigu ta problema kyla ir tie moksliniai tyrimai atskleidžia, tai mes tada turim apie tai pradėti kalbėti, tą atpažinti ir tada kalbėtis, ką galim daryti. Ir aš nebijoju, kad mes galim ir Lietuvoje daug turim patirčių gerų, bet ir ieškoti pasaulinių praktikų, o kaip tą spręsti. Tai aš negaliu pasakyti dabar atsakymų, bet aš žinau, kad yra gerų patirčių, kur mes, gal mes patyčių mokykloje problemus neišsprendėm, bet jinai reikšmingai sumažėjo, nes mes žinom, kad jinai yra ir mes apie nuolat kalbam. Aš dar galėčiau pridėti tą paauglių tyrimą, kurį atlikom Lietuvoje, mes atlikome bendradarbiaudami ir su Japonijos mokslininkais. Taigi turėjome 2 skirtingus kultūrinius kontekstus ir Japonijos mokslininkai taip pat paklausė paauglių, kokios trauminės patirtis jie patiria ir pažiūrėjome stresinių sutrikimų paplitimą, vėlgi savistatos instrumentai, palyginom duomenis. Kas išryškėjo, kad Lietuvoje paaugliai reikšmingai nurodo daugiau patiriantis tarp asmeninių trauminių patirčių. Psichotraumatologai, ką jau sakiau, žino, kad tokios patirtis turi stipresnės neigiamas psichologinės pasiekmes. Ir ką mes tada žiūrim per paplitimą stresinių sutrikimų, lyginant Japoniją ir Lietuvą, Lietuvoje kompleksinio potrauminio streso sutrikimo paplitimas yra reikšmingai didesnis, lyginant su kitos šalies duomenimis. Tai čia turbūt empiriniai tyrimai, ką mes turim ir turbūt jis turėtų vesti link atsakymo, apie kurį galvoju. Bet nereiktų galbūt priimti tos realybės, kur yra, nes yra akivaizdžių neigiamų pasiekmių. Na, tai turbūt dar turime šiek tiek laiko, tai galim jau atverti erdvę klausimams. Taip, ačiū labai už labai įdomią sesiją. Man visgi stringa dar, nors labai daug kalbėjome apie traumos definiciją, visgi man atrodo kertinis klausimas yra traumos definicija. Ir kai bandom suprasti sudėtingą procesą, dažnai vertėtų paprastesnį dalyką žiūrėti. Ir tą patį žodį traumą mes naudojam, pavyzdžiui, raumenų srity, ne? Ta prasme, ir galima objektyviai paaiškinti, kas yra trauma, yra tas momentas, kur jau plyšta raumuo, kur jau reikia gydyti, kuris nebefunkcionuoja. Ir dabar klausimas yra, kada plyšta raumuo. Tai priklauso nuo žmogaus sveikatos, nuo krūvio, kurį jis gauna ir nuo to raumens išeitinės padėties. Tai yra tas pasisakymas, what doesn't kill you makes you stronger. Tai gal aš pasigėdau, ypač kai kalbam apie švietimą, kad yra, mano nuomonė, tiesioginė sąsaja tarp, kabutėse, trauminių įvykių ir brendimo arba augimo. Lygiai taip pat ir atsparumas iš tikrųjų nėra mano nuomonė, siekiamybė. Nes jeigu atsparumas būtų siekiamybė, tada mes saugotumėm raumenis visus ir rezultatas būtų, kad jie tiesiog atrofuotųsi. Kas gal yra siekiamybė, yra tai, ką Nicholas Nassim Taleb vadina anti-fragility arba antitrapumas. Kad iš tikrųjų mes norim sistemas vystyti taip, kad jos klestėtų netikėtumo sąlygomis. Tai mes norim iš tikrųjų, ir kai mes žiūrim į raumenis, kaip auga raumuo, yra iš tikrųjų mikrotraumos, kurios raumuo truputį plyšta ir jis tik taip gali augti. Tai klausimas yra, jeigu mes žiūrim į tai, yra aiškių traumų, kurios yra vengiamybės, bet kitam vaikui gali būti trauma, jeigu atimsi jo kompiuterį ir jis nebegali Minecraft'o žaisti, o kitam žmogui patirti artimo žmogaus mirtį gali būti kertinis įvykis,
kuris padeda jam augti. Tai, man atrodo, daugiau yra klausimas, kaip mes galime vystyti sistemas, kad jos nebūtų atsparios, bet kad jos iš tikrųjų stiprėtų ir būtų ir klestėtų netikėtomis sąlygomis. Aš taip pat, man irgi tos savokus, man yra labai aiškios traumos ir aš paminėjau, kad man tai labai keista, kad mokykla neturi teisės, paskutinis atvejis mano buvo vaikas paimamas iš šeimos, mes net nežinom, kad vaikas paimtas iš šeimos. Tai va čia man yra visiškai akivaizdus dalykai, ką mokyklos direktorius turi žinoti, kad laiku ir vietoj reaguoti. Kitu atveju aš irgi pritarčiau, kad mes turim, mes ką ir bandom daryti, tas netikėtumas, tai yra labai normali išmokti reaguoti į tą netikėtumą, kas neišvengiama, bus konfliktas, bus tam tikros krizės, kurias patirsi. Iš tikrųjų sutinku, kad vaikui atimti telefoną, čia jau jam didžiulė trauma yra mobilų ir panašiai. Bet aš tai vadinu gyvenimiškais dalykais, jeigu tai primityviai. Ir dėl to aš kalbėjau, kad čia atsiranda tie demokratiniai santykiai, sociokratija, ilgas kalbėjimasis, diskutavimas, ne tik paliepimas, bet ir bandymas susitarti. Bet aš iš tikrųjų labai stebiuosi, kad švietimo sistemai mokyklos direktorius, dar kartą pasikartosiu, apie suicidinį variantą šeimoje, apie smurtą artimoje aplinkoje, apie vaiko atėmimą iš ten, mes neturim teisę žinoti ir jeigu mes bandom išsiaiškinti, mes prie kaimo parduotuvės apie tai išgirstam, bet ne iš oficialių struktūrų, kad galėtumėm jau tą socialinę paramą, kompleksinę pagalbą iš karto tam vaikui teikti ir kad mokytojai žinotų, kad tam tikrais atvejais yra labai aiškus algoritmai, patyrus tam tikrą traumą, ką reikia daryti. Tai čia tik tiek galėčiau pridurti. Na, gal daug minčių buvo išsakyta ir ypatingai apie psichologinį atsparumą. Kaip jau sakiau, tai labai sudėtingas momentas suprasti, bet mokyklos kontekste tai turbūt kurti prielaidas, kaip sakot, ar ne, įvyksta kažkoks dalykas, visi žinom, kad trauminės patirtis yra gyvenimo dalis, jos įvyksta, nebus turbūt taip, kad jų visai nebūtų. Tai kalbant apie psichologinį atsparumą, tai yra kurti mokyklos kontekste tam tikrus ar ne momentus, kurie padėtų įveikti trauminės patirtis, kurie prisidėtų prie tos įveikos. Kaip jau sakot, ar ne, galbūt mokytojas žino, ir galbūt mokytojas supranta, kad dėmesys ar ne mokinio matematikos užduotyje gali būti visai kitoks, jeigu jis patyrė kažkokią netektį. Stabilumo sukūrimas po tam tikrų, trauminės patirtys paprastai jos išbalansuoja visą gyvenimą žmogaus. Tai tas gebėjimas ar ne atstatyti kasdienę veiklą kaip įmanoma rutiną, įprastesnę, yra labai svarbus vaikui, paaugliui dalykas. Tai kurti tiesiog tokias galimybės, kur tas atsparumas galėtų reikštis. Nes mes visi turim, tik tai kartais tos aplinkybės dažniausia, ką girdim čia iš suaugusiųjų istorijų, kada šeima nepriima, kada šeima atstumia dėl to, kad tu patyrei kažkokį tai įvykį ir tada lieki vienas su ta patirtim. Vaiko perspektyva, paauglio perspektyva turint, tai turbūt yra dar sunkiau. Tai tiek. Čia iš tikrųjų labai kompleksinė problema yra tos trauminės patirtys, bet aš norėčiau atkreipti dėmesį ne tik tai į vidinius procesus, kurie įvyksta tarp tėvų ir mokinių. Labai sutinku su Vaidu. Mes iš tikrųjų labai mažai žinom apie tai, kas vyksta šeimose ir nuo mūsų yra saugoma, slepiama šitą informaciją, mes negalim dalyvauti ir padėti kaip mokyklų vadovai. Bet yra išorinis kontekstas, kuris taip pat traumuoja. Tai yra, reiškia, atlikimas tokių dalykų, kurie nėra iki galo prasmingi, sakykime, visi išoriniai patikrinimai ir mūsų egzaminų turinys. Jisai visiškai prasilenkia su švietimui keliamais tikslais. Arba, sakykime, medijų, žiniasklaidos informacija apie mokyklą, kur yra nepastebimi laimėjimai ir teigiami dalykai, bet akcentuojamos visos problemos. Arba, sakykime, tėvų pretenzijos, kurios yra nepakankamai
pagrįstos ir kartais išgalvotos. Kaip visgi mes turėtume elgtis ir kokių vaistų ieškoti šitose išorinių traumuojančių veiksmų situacijose, kiek mokykla gali būti atspari ir kokie čia galėtų būti veiksmai. Arvydai, kam jūs adresavo šitą klausimą? Apie tas traumas tęsiant toliau, tai teko skaityti, girdėti ir pats savo esu taikęs ne kartą, jeigu aktorius išeina į sceną ir nejaučia streso, tai sako, jau laikas į pensiją. O jeigu mokytojas, aš kaip irgi kiekvieną rugsėjo 1 gaunu naują klasę ir atsistojęs prieš tą klasę nejaučiu streso, tai irgi galvoju, gal jau reikia keisti profesiją, nes būdamas nepilnoje, bet tam tikroje stresinėje situacijoje, tu vis tiek ieškai išeičių ir stengiasi dirbti geriau. Bet čia turbūt, kaip ir buvo sakyta, kad čia turbūt mes turim labai apibrėžti, kas yra tas trauma, o kas vis tik yra kažkokia įtampa ar kažkoks tai stresas ar ne, tai vis tik turbūt yra šiek tiek skirtingi dalykai. O čia, aišku, Arvydo klausimas toks labai retorinis ir turbūt sunku, turbūt to atsakymo gal niekas ir nežino, bet man atrodo, kad viena iš strategijų galėtų būti tai tiesiog nesitaikstyti ir kelti tos klausimus ir, sakykime, kaip kultūros protestas išaugo ne tik, žodžiu, į protestą prieš kažkokius tai įvykius, bet pradėjo kelti ir tokius daug gilesnius klausimus apie apskritai kultūros prasmę, kultūros vietą, kultūros politikos ilgalaikiškesnę strategiją. Tai, man atrodo, ir švietimo bendruomenė galėtų būti tokia labiau susivienijusi ir tiesiog nekentėti dėl tų problemų, kurias mato, bet kažkaip tai susivienyti ir kažkaip jas drąsiau kelti. Bet mes dar turim daugiau klausimų. Tai jau klausimas būtų toks apie tyrimą, dviejų žmonių mokslininkų. Jau aš kažkaip pasigedau paskutinės mylios. Taip padarėt tyrimą apie traumas, o apie savižudybės nieko nepasakėte, nes akivaizdi išeitis yra pabaigti būtent taip. Ir jeigu pažiūrėsime Lietuvos vyrų statistikos duomenis nuo pat 91 metų ir Gailienės tokios kančias ir nurašymą vyriausybės programos savižudybių prevencijoje, tai turim fiasko. Žinot tokią Gailienę, ne? 15 metų atidirbo ir sako, vyriausybė iš tikrųjų dėjo skersą ant vyro savižudybių, mes su japonais, tarp kitko, kol jūs kalbėjote, aš visą laiką apie Japoniją buvau, pavasarį Japonijoje, atsivežiau tyrimus, tai ačiū Dievui Japonija įvarto, kodėl vyrai žudosi tiek pat, kiek ir lietuviai vyrai. Bet lietuviai vyrai nežino, kodėl žudosi, o japonai žino. Per didelį lūkesčiai vyriškai lyčiai. Darbo atžvilgiu jie žudosi dėl to, kad nepaveža. O kodėl žudosi Lietuvos vyrai, jūsų mokiniai bus būsimieji vyrai, ne? Kol kas savižudybių skaičius tik kyla. Viena statistika sako, kad mes mažėjame Lietuvoje, bet pasaulio lygyje mes aplenkėm japonus. Mes jau 3, jie tapo 4. Tai kodėl nėra paskutinės mylis? Palikime moteris 3 kartus mažiau. Bet vyrai lyderiai, berniukai jūsų mokyklose. Kur yra priežastis, kad mes tylime apie šitą problemą? Šitame tyrime mes netyrėm apie suicidinės mintis, apie mėginimus suicidinius. Kituose tyrimuose mes šitos dalykus įtraukėm ir tyrinėjom. Ir turime Vilniaus universitete labai stiprią suicidologų
komandą, sociologijos tyrimų centrą, kuriame taip pat yra ir profesorė Danutė Gailienė. Ir tikrai paskutinė mano žiniom Sveikatos apsaugos ministerija vėl inicijuoja atnaujinimą savižudybių prevencijos programų. Tai procesai yra sudėtingi, aš tose kiek galiu dalyvauju, žodžiu, tikrai dėkui už įžvalgą, kad mes pradėtume daugiau galvoti, kodėl Lietuvoje vyrai žudosi, yra rengiamos daktaro disertacijos apie tai, Vilniaus universitete vis daugėja klausimų, tikrai tai yra tai, ką mes ir šnekėjom, istorinės, kultūrinės, moralinės priežastis, turbūt ne tik tai asmeninės traumos, socialiniai pokyčiai. Tai tikrai reikšminga tema yra svarbi, kalbant mokyklos kontekste, galbūt su kuo mes daugiau kaip specialistai susidurėm, tai bendruomenės nario savižudybė ir yra labai skaudi kiekvieno vaiko netektis, deja Lietuvoje yra vaikų, paauglių savižudybių, kurie labai sukrečia bendruomenę ir yra žinojimo psichologijos specialistų ir rekomendacijų, ką daryti, ir mokyklos turi planus, ką daryti, kas mums labiausiai kelia nerimo, kad tai gali tapti užkrečiama, kad jeigu vienas vaikas nusižudo, kiti gali sekti tuo pavyzdžiu ir yra buvę net ir Lietuvoje tokiu atveju, tai man atrodo, kad tema tikrai labai atsakinga ir mes turim labai atsakingai apie tai kalbėti ir galvoti, kaip padėti mokyklai, kurie patiria ne tik vieno ar vienos šeimos ar klasės, bet visos mokyklos bendruomenės traumą, kai mokinys nusižudo. Ja, bet žiūrėkite, jeigu nueisite į Eurostatą, nežinau iš kur traukia duomenis, bet nuo kokių 92 metų yra renkami paauglių ir merginų, išskirtos lytis, savęs žalojimas. Fiziškai pjaustimasis tiesiai šviesiai ir chemijų preparatų naudojimasis. Ir jūs kaip psichologai žinote, čia yra pasirengimas paskutiniam žingsniui, tiesiai šviesiai. Teisingai? Yra duomenys. Aš tyčia sėdėjau, domėjausi ir atsirinkau duomenys metai iš metų. Auga šitie skaičiai, auga. Kada prabils mokytojai apie paskutinę mylę? Aš norėčiau pasiūlyti truputį atsitraukti ir pažvelgti, reiškia, mes kalbam apie vaikus. Iš kur vaikas išmoksta bijoti voro? Nes mama klykė, kai voras, reiškia, buvo. Arba iš kur vaikai išmoksta, kad matematika yra sunku ir nefaina. Nes vėlgi, vaikai, seneliai pasakė, kad oi ne, matematika yra baisu. Tai jeigu mes kažką sureikšminam perdėtai, tai tada vaikas išmoksta, kad tai tas dalykas yra blogai. Tas pats užrakintos klasės vėluojantiems. Tai jeigu mes tą sureikšminam, tai čia, oi, kažkas tokio, čia trauma. O jeigu mes to nesureikšminam, tai vaikas tiesiog supranta savo veiksmų pasiekmes. Jeigu tu elgiesi kažkaip, tai tu gauni pasiekmes. Ir jeigu tu pasiekmių nenori, tai elgis kitaip. Viskas paprasta. Bet jeigu mes tą sureikšminam, iškeliam tai į kažkokią mokinių tarybą, ten mokyklos tarybą, reiškia, oi, kas čia baisaus. Tai tada trauma. Ir tada trauma iš tikrųjų ne iš tų užrakintų durų, o iš to, kas seka paskui. Iš to, kaip įvertino bendruomenę, kaip, reiškia, iš to padarė didžiulę problemą. Tai ar mes nesam dabar nuėję į tai, kad viską vadinam trauma ir tada tie vaikai iš tikrųjų užauga tokie traumuoti, nes viskas aplinkui yra trauma. Ačiū. Dėkui, aš pristatymą būtent ir pradėjau nuo to, kad viską ir labai daugą pradėjome vadinti traumą. Ir dėl to šitą pranešimą rengiant tikrai labai norėjom pasakyti, kas tai yra trauminis įvykis, trauminė patirtis, o kas nėra. Ir vis tik tai matom, kad, tai tikiuosi, kad po šitos sesijos jūs galėsit suprasti bent jau. Žinoma, dažnai klausia mane studentai, kai jiems dėstau, žodžiu, tai tas įvykis yra trauminis ar ne? Žodžiu, trauminis ar ne? Nėra tokio sąrašo, nėra dviejų sąrašų, žodžiu, šitas stresorius ar šitas trauminis įvykis. Galbūt tos įvykius reikėtų suprasti kontinuume, ar ne, kur vienam
krašte yra labiau stresiniai, kitam krašte labiau trauminiai įvykiai. Tai labai tikiuosi, kad po šitos sesijos visko nevadinsite traumą, bet kartu, jeigu ir pastebėsite smurtą kažkokį, tai ar ne, kurio tikrai paaugliai patiria, tai mokėsim jį atpažinti tinkamai ir į jį reaguoti tinkamai. Tam, kad, čia ne visus tyrimo rezultatus paskelbėm, bet ką mes nustatėm, kad paaugliai iš tiesų patyrę trauminės patirtis jaučiasi labai vieniši. Tai reiškia, jie jaučiasi izoliuoti, kažkas jų patirčių nepastebi, neatliepia, galbūt nėra kažkokios pagalbos jiems. Tai, žodžiu, tai labai svarbu visko nevadinti trauminę patirtimi, bet kartu ir neignoruoti. Ką dar pastebėm irgi, kad trauminės patirtys yra labai nemalonės, mes ir suaugę apie jas nenorim kalbėti. Mes nenorime apie jas dalintis ir atrodytų, kad jos ir neegzistuoja. Tada viskas galbūt tampa trauminė patirtimi. Tai tiek, gal tikrai... Trumpai labai sureaguosiu. Aš manau, kad mokiniai labai mėgsta taisyklės ir aš manau, mes per mažai taisyklių laikomės mokykloje. Pas mus yra deklaruojama, bet nesilaikoma tų taisyklių. Aš tik pabrėžiau pagarbą privatumui žmogaus ir už taisyklės turi būti pasiekmė, bet ji neturi būti kaip vieša kažkokia egzekucija. Ir už tą pavėlavimą tikrai vaikas turi patirti. Ir pavyzdžiui, aš neduodu vasarai pataisų mokiniams. Mes su mokytojais žino vaikai, kad jeigu jie turi trejetą ir keliauk į gimnaziją su tuo trejetu. Ir dirbtinai tas ketvirtas nebus parašytas. Bet prieš tai labai aiškiai apibrėžtos taisyklės, kada turėsi tu tą trejetą. Tai tikrai aš už taisyklės ir kietą jų laikymas. Lietuvoje, man atrodo, per daug jos yra deklaruojamos ir tai mus priveda prie tam tikrų dalykų. Aš tik konteksto nežinojimas ir elgsenos vertinimas vieno ar kito žmogaus, nežinant konteksto viešai, tam tikrai nepritariu. Aš atsiprašau, kad taip griežtai. Tai Girdit? Galim. Tai dėkoju, kad vis daugiau dėmesio skiriat mokytojams ir jų problemams, bet ko aš palinkėčiau ir gal kitai santarai, pašnekėkim kritiškai apie švietimo visas organizacijas, apie švietimo ministerijos iš ten sklindantį chaosą, apie tokius tarpinius biurokratus, rajonų švietimo skyriuose ir taip toliau. Tiesiog tai yra tokia sritis, apie kurią taip kukliai nutylime. Ir kas apie tai galėtų šnekėti, tai drąsių, taip sakant, paieškotume, galbūt ir rastume. Ačiū. Aš norėčiau paklausti, jūs kalbėjote apie kompleksinį potrauminį sindromą, bet šita diagnozė Lietuvoje neegzistuoja. Žmogui, kuris turi šitą sutrikimą, nėra galimybės gauti pagalbos, vaistų, kitų dalykų, nes reikia pripaišyti kažkokį kitą sutrikimą. Gal žinot, kada tai bus jau oficialu? Geras klausimas. Mes irgi šitą klausimą vis keliam Sveikatos apsaugos ministerijoje. Iš tiesų, Lietuvos sveikatos sistemoje mes vadovavomės TLK klasifikacija ir šiuo metu mūsų sistemoje yra 10 leidimas. Tačiau Pasaulio sveikatos organizacija jau išleidusi 11 leidimą ir visų mūsų tyrimai ir studentų paruošimas jau eina pagal TLK 11 klasifikaciją. Taip, vis laukiam ir siūlom bendradarbiavimą, nes tą klasifikaciją reikia išversti, naudoti tinkamus vėlgi terminus ir taip toliau. Šitas terminas vis nukeliamas. Apskritai, nesinori taip liūdnai pabaigti atsakymą, nes tai viena vertus, sveikatos sistema, jinai turi savo kelią, jinai turi atsinaujinti ir taip toliau, bet turime ir gerų iniciatyvų šiuo metu. Man asmeniškai rūpi vaikų paauglių psichotraumatologija, tai turime iniciatyvą iš Sveikatos apsaugos ministerijos apmokyti dirbančius specialistus, kurie atpažintų potrauminį stresą, kuris yra, bet ir jo kompleksiškumą. Gal organizuojami bus mokymai ir sveikatos sistemoje dirbantys specialistai, psichologai, psichiatrai jau galės teikti specializuotą psichotraumatologinę pagalbą vaikams ir paaugliams. Tai yra ir tokios pozityvių momentų, bet žinoma, visi laukiam
šito. Bet tai bet kokiu atveju bus, ar ne? Tik tai laiko klausimas. Tai viena vertus, žodžiu, ir mūsų kolegos centre, žodžiu, mes kūrėme ir Lietuvai pritaikome ir įvertinimo, ir pagalbos būdus, ir šiuo metu rengiame specialistus. Tai vis daugiau specialistų turi kompetencijų, kaip suteikti pagalbą žmonėms, kurie turi kompleksinės traumos patirtis. Tai tos kompetencijos Lietuvoje yra ir žodžiu, tas formalus įvedimas diagnozės, galvoju, turbūt jisai iki 30 metų neįvyks. Taip, bet specialistai, jie turi tas kompetencijas ir pagalbą gauti žmonės gali. Ačiū. Tik tai ta oficiali diagnozė negali būti ir neįrašyta. Mano tai būtų gal refleksija, man įstrigo direktoriaus žodžiai, kad kaip yra sudėtinga dirbant su mokiniais, kada mes negaunam tos privačios informacijos. Ir aš norėjau pasidalinti vieną tokį įvykį, kada teko gauti informaciją apie mokinį ir padėti tam mokiniui. Tai prieš kokius 8 metus aš dirbau anglų literatūros mokytoja Pekine, kultūros mainų programoje. Ir mūsų mokiniai buvo 11-okai, 12-okai, kurie atvykdavo į Kiniją metams, jie buvo apgyvendinti kinų šeimomis, intensyviai studijavo mandarin kinų kalbą ir lankė pas mus paskaitas, mes labai daug keliavom po Kiniją, labai daug pažintinių kelionių ir mano vaidmuo buvo dėstyti anglų literatūrą. Tai mes labai tos mokinius labai gerai pažinojom. Tai vieną vakarą, kokią 3 valandą ryto, man skambina direktorius ir sako, toks vienas iš mūsų mokinių, toks labai jautrus berniukas, kad jo motina nusižudė. Ir jis sako, aš dabar jį pasiemu pas save, aš su jo kalbuosi, jam reikės dar pailsėti, mes ateisim į mokyklą po pietų, bet aš norėčiau, kad tu praneštum kitiems mokiniams, kas atsitiko ir paskiau, kai tas mokinys ateis, sugalvok kaip nors, kaip integruoti šitą patirtį į mūsų tą mokyklos bendruomenę. Tai man labai didelė užduotis ir aš taip mąsčiau, ką daryti. Ir aš tada sugalvoju, aš anksti iš ryto, kai parduotuvės, prieš pamokas, nubėgo į parduotuvę. Kinijoje yra labai tokios užrašų knygutės, labai gražios, odiniais viršeliais, labai tokie puošnus. Tai aš nupirkau ir kai atėjo pas mane kiekvieną grupę, aš jam pasakiau, kas atsitiko, kad to berniuko mama nusižudė. Ir sakau, štai tai yra knyga, aš labai norėčiau jūsų paprašyti, kad kiekvienas jam parašytumėt užuojautos laišką. Pasidalinkit savo mintimis, nes jis ateis po pietų, mes tą knygą jam įteiksim. Ir tie mokiniai, jie labai jautriai, labai įsijautė ir kiekvienas tikrai rašė iš širdies. Atėjo šitas berniukas ir mes įteikėm tą knygą. Ir jis tada išskrido į Kaliforniją, kur gyveno jo tėvas į motinos laidotuvės. Ir jis paskiau, kai sugrįžo po kelių savaičių, jis pasakė taip. Sako, aš lėktuve, skrisdamas tiek valandų, aš jaučiausi labai vienišas, aš buvau vienas, aš verkiau, man buvo sunku, bet kiekvieną kartą, kai man buvo sunku, aš atsiveriau knygą šitą ir perskaičiau mano draugų ir klasokų palinkėjimus. Ir tada man palengvėjo, nes aš jaučiau, kad mokykla, mūsų mokykla yra bendruomenė, kad mane palaiko, kad mane supranta. Tai buvo atvejis, nes tai buvo privati programa ir mes turėjom tą tiesioginę informaciją ir mes galėjom žmogiškai sureaguoti taip, kaip mes mokėjom. Nes aš nesu psichologė. Ir dar vienas įdomus dalykas, kad paskiau su to berniuko, kai įsikalbėjom, jis buvo žydų kilmės ir jo seneliai išgyveno koncentracijos lagerį. Ir jo mama perėmė tą paveldėtą, galimas, depresiją, traumą
Ir jinai visą gyvenimą kovojo su traumos pasiekme. Jinai pati neišgyveno koncentracijos lagerį. Jos tėvai išgyveno, bet ji užaugo toj aplinkoj. Ir tada, aš irgi tada pradėjau galvoti labai giliai apie tai, kaip mūsų mokiniai ateina, jie iš savo šeimų atsineša tokią traumą, kuris keliauja iš kartos į kartą. Ir mums labai reikia pažinti tos mokinius, kad mes pilnai galėtumėm juos paremti, padėti, palaikyti. Tai va tik tai tokia refleksija. Ir norėčiau jūsų mintis išgirsti, kad nes tai yra etinis klausimas, kiek mes turim teisių žinoti, nes yra privatumo įstatymai ir ką mes darom su tą informaciją. Tai va tiek. Aš tiesiog daug nekomentuosiu, tiesiog padėkosiu, kad pasidalino įkvepiančią istoriją. Taip, kai norim padėti kitiems po trauminių patirčių, dažnai galim imtis įvairiausių veiksmų. Paprastai padeda tiesiog bendražmogiška atjauta, bet galbūt negailėjimasis, ar ne? Atjauta. O kartais, kai nežinom, ką daryti, galim ir paklausti. Ką galėčiau padaryti, kaip galėčiau padėti. Ir tiek, o apskritai, tai baigiant, yra tas judėjimas apie tą Trauma Informed School, kad mokykla turbūt turėtų žinoti apie mokytojo patirtis, apie mokinio patirtis, tam, kad kažkaip kurti atsparumo momentus, kuriais galėtų mokinys tiesiog pasinaudoti arba mokytas mokyklos kontekste. Tai labai ačiū už istoriją. O jau turėtume baigti. Aha. Mes. Tai šiemet mes turėjom tą padėkos vakarą iš tikrųjų, tai vieną nominaciją gavo berniukas, kuris hiperaktyvus, turėjo sutrikimus ir jis galvoja, kad irgi kaip už olimpiadas apdovanosim visą kitą, bet esmė, kad jo mama atsidūrė ligoninėje, jis 4-okas gyveno tik su mama ir 3 mėnesius, per 3 mėnesius jis užaugo, nes jis turėjo gyventi vienas. Tai mes didžiuojamės visais, kurie šalia mūsų. Ne, mes atkreipiam dėmesį ir į akademinius pasiekimus, bet didžiulį dėmesį skiriam ir tiems tokiems žmogiškoms savybėms ir tų nominacijų buvo tokių labai šiemet keistų pagal mokyklos vertybės ir viena iš tų tai yra įtrauktis ir ten man asmeniškai labai svarbus kiekvienas žmogus, kuris yra šalia, aš skeptiškai truputį žiūriu į sureikšminimą Lietuvoje olimpiadų. Tai mes gal ne užrašuose rašom, džiaugiamės ir garbingai su jais palaikom, bet mes gyvai su jais. Tai jau tikrai turim šitą sesiją baigti, aišku, dar galėtume daug diskutuoti, bet turbūt čia tokia ta mintis nuskambėjo Paulinos pasakyta apie tą tiesiog žmogiškumą. O mūsų kaip mokytojų santaros ir yra viena iš tų krypčių, tai mokykla, kurioje yra to žmogiškumo, kurioje tarpsta tas žmogiškumas. Tai linkim visiems jį ir palaikyti. Tai ačiū visiems.